Kovo 8 dienos ketvirtadienio laidoje matysite. Kėdainių ligoninės gydytoja Kristina Ramonaitienė stažavosi Vokietijoje. Jaunosios samarietės laukiamos viešnios Šėtos gatvėje gyvenančių vaikučių. Futbolo klubo Nevėžis fanai jau pradėjo sezoną. Mielos Kėdainių krašto moterys, sveikiname Jūs su Tarptautinė moters diena. Būkite žavios, gražios, įkvepiančios, kūrenčios. Linkime Jums ištvermės, sveikatos ir laimės. Kėdainių ligoninės gydytoja Kristina Ramonaitienė 3 savaitės stažavosi vienoje iš geriausių klinikų Vokietijoje. Gydytoja pasiryžusi taikyti perimtą gerąją patirtį, operuodama pacientės Lietuvoje. Jis stažavosi Vokietijos universitetinėje Boblingo miesto ligoninėje. Lietuvių medikų stažuotės išlaidas padengė Vokietijos sveikatos apsaugos ir socialinio saugumo ministerija. Vokietijoje, kas sužavėjo toj ligoniniai, tai be abejo jų instrumentariumas visas. Jie, aišku, turi tai, kas geriausiai, tai, kas naujausia, nes šalia yra Štorcų laparoskopinės žymiausios instrumentų gamykla ir jie išbando visą, kas nauja ir visą, kas tinkamiausia. Be abejo, jie turi puikius specialistus ir pasimokyti tikrai yra ko. Ir visą šitą bandysime pritaikyti savo turimom priemonėm, galbūt kažką ir papildysim irgi pas save. Ar labai didelis tas atotrukis tarp instrumentų visos aparatūros tarp mūsų ir, pavyzdžiui, vokiečių? Labai didelio nėra. Visa tas, kas būtina, mes tikrai turim. Tik tiek, kad, kaip pasakyti, vokietis, jisai padarys viską, kad jam būtų patogiau. Jisai daug turi tokių instrumentų, daug visokios įrangos, kurie jam padeda tą patį darbą padaryti patogiau. Vokietijos medikai pirmenybę teikia laparoskopinėms operacijoms, nes tokios operacijos ir buvo sukurtos galvojant apie tai, kad ligonių būtų geriau. Mažai invazinės operacijos rezultatas yra toks pat kaip ir tradicinės chirurgijos, bet nereikia daryti pjūvių. Tai yra minimaliai invazyvi operacija ir moteris žymiai greičiau pagyja po tokių operacijų, traumatizmas žymiai mažesnis, daromi keli maži pjoviukai, tik tai, kai tuo tarpu, jeigu daroma laparotominė operacija, daromas pjūvis, pažeidžiama visa pilvo siena ir saugų rizika ir sugijimo prasme, tai yra nebejojama jau niekur, kad tai yra žymiai saugesnė ir geresnė operacija. Ir jeigu pastebėt, kuo skiriasi mūsų pacientės ir vokietės? Skiriasi, nes vokiečių pacientės jos labiau tiki gydytojų galbūt, jeigu nuomonė yra pasakyta ir yra pasakyta, kas ruošiamasi daryti. Aišku, jie kalba daug, jie išaiškina labai aiškiai ir visas kitas galimas alternatyvas. Bet jeigu jau apsisprendė, jos nebejoja ir pilnai atsiduoda tai medicinai ir personalui. Pas mus šiek tiek gal daugiau tos abejonės. Ko palinkėtumėt mūsų moterim, ką pasiūlytumėte? Pasitikėti. Ir turbūt dažniau užsukti. Būtinai. Profilaktiniai patikrinimai, jeigu jau pasinaudojant progą dėl gimdos kaklelio vėžio, tai yra, kaip aš sakau, moters garbės reikalas. Kiekvieną trečiadienį jaunosios samarietės nešinos lauktuvėmis, dovanėlėmis skuba į Šėtos gatvės 91 namą, kur jų laukia visas būrys vaikų nuo 5 iki 16 metų. Mums užsukus į svečius, mažyliai ragavo tortą ir pasakojo, kaip jiems sekėsi mokykloje. Visada traukia tokia veikla, kurioje galima kažko padėti kažkam. Taip pat mokykloje buvom draugų komandai, kurie rengdavom renginius įvairiausius. O čia, nežinau, maži vaikai tikriausiai, dėl to, kad apsitikęs žinau, kad čia bus užsiėmimas su mažais vaikais, tai šitas labiausiai patraukia, dėl to, kad labai patinka. Maždaug su jais bendrauti, šnekėti, klausinėti, ypač svajonės, kai mes kalbėjomės per pirmą susitikimą, tai nežinau, sakau, labiausiai vaikai. Mes abiturientės vykdom projektą Mažasis draugas, tai čia dėl to ir lankomės kiekvieną trečiadienį pas šitos vaikus. Ką veikiat? Iš pradžių vyko maždaug susipažinimo žaidimai įvairūs, paskui prasidėjo piešimas su pieštukais, su vandeniniais dažais, paskui čiuožinėjom, kai buvo žiema, paskui dovanėlės, puošiam eglutę. Geriausias būna, kai jau einam ir kai jie laukia mūsų laukia, kai buvo šiltesni orai, tai laukia labai, nežinau, šiaip susirenka įvairaus amžiaus ir įvairiai labai. Aš galvoju, gal, nežinau, įvairios, ta prasme, veiklos, gal aš
kokiu važiavim, kažkokius renginius, galbūt koncertų pamatymus, kažkokius ar teatras, tarkim, tokie dalykai, aš galvoju, dar labiau juos įgūdžių duotų, nežinau. Arba įvairūs pratimai, tiesiog žaidimai, aktorystė, dainavimas, ten pasisakymai įvairūs, tokie dalykai labiau, manau. Vaikai, nežinau, man ir įkvėpimo, ir nežinau, ten, kai nuoširdžiai atsako kažkokį tai klausimą, tai čia turbūt didžiausias džiaugsmas būna. Tiesiog yra malonu padėti vaikams, kuriems labiau reikia to palaikymo ir su jais bendrauti, jiems su jais žaisti. Šiaip jau susibendravom, pirmi susitikimai buvo tokie, nelabai dar sumokėjom sušnekėti, dabar jau gerai visi susibendravom. Ar vaikai iš Daigų krečia? Taip, jie labai triukšmingi, kiekvieną kartą vis triukšmingesni. Bet šiaip susitvarkom. Labiausiai su jais bendravimo reikia, kad jie išmoktų bendrauti. Merginos sakė, kad ne tik vaikai, bet ir jos pačios nekantriai laukia šių susitikimų. Tarėsi, ką susitikę veiks, nors kartais jų planus pakoreguoja oras, nes mažyliai labai nori visą žiemą žaisti lauke. Tačiau ir likę žaidimų kambaryje randa užsiėmimų. Netaip seniai Kėdainiuose savo veiklą pradėję samariečiai jau tapo reikalingi ir mažiems, ir seniems. Pirmieji 2012 metų futbolo sezoną pradėjo klubo Nevėžis fanai. Jie organizavo turnyrą, į kurį kvietė ir kitų komandų fanų klubus. Šitas turnyras prasidėjo prieš 3 metus, tai buvo skirtas vieno fano garbei, kuris mirė būdamas užsienyje. Šis turnyras jau, kaip sakant, jau tapo tradicinis. Šiandien atvažiavo 4 komandas, tai yra mūsų vietinė Nevėžio fanų komanda, toliau Kaplių Grobuonis, Tauragės Tauragai, tai yra futbolo klubas Tauras fanų komanda ir klubas FK Garliava. Fanai, įnirtingi žaidėjai, rimti. Taip, žinoma, labai įnirtingi, kovoja, siekia pergalių. Smagu žiūrėti. Dėl kokio prizo žaidžia? Dėl taurės. Turim 3 taurės, jos yra kasmet vis naujas, kitos. Tai dėl jų ir kovojam. Futbolo klubo Nevėžis fanai klubui šį sezoną linkėjo sidabro medalių. O kad šį linkėjimą įtvirtintų, turnyre užėmė 2 vietą. Į priekį praleidę Tauragės Tauragai fanus. Geriausių turnyro žaidėjų pripažintas kėdainietis Deividas Mulskis. Komanda jau yra kokius 3 metus maždaug. Tik tai vis keičiasi brandalys, vieni žaidėjai ateina, kiti išeina. Tai čia tokia šiandien komanda ir yra, šiek tiek nesusižaidus, bet stengiamės iki rungtynių galo pajusti vienas kitą žaidėją ir tikėsimės gerų rezultatų. Šiaip fanai renkasi, kartais nori, kartais reikia paraginti, bet į varžybas susirenka. Tai sirgti, sergam, žaisti irgi žaidžiam. Tikite šiemet iš Nevėžio? Tai žinoma, tikimės pačiu aukščiausiu tikslu, aukso medalių. Jau mažiau siekti nebegalima, reikia tik į priekį judėti. Sirgsit iš komandą? Žinoma, būtinai palaikysim. O patys žaisit turnyruose? Turnyruose kiek galim, tiek stengiame žaisti, o kaip toliau parodys, nežinom. Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninė pranešimas. Į Kėdainių ligoninę kviečiami atvykti pacientai, kurie laukia kompensuojamo dantų protezavimo eilėje. Į dantų protezavimo skyrių prašome atvykti tuos asmenis, kurie yra gavę pirmąjį Kauno teritorinės ligonių kasos pranešimą, o kvietimų numeriai yra nuo 3073 iki 3279. Teisė į dantų protezavimo paslaugas kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų turi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu. Tai asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys ir vaikai iki 18 metų. Daugiau informacijos telefonu 67 089. Kovo 11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11 dieną Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje 12 val. Mišių auka už Lietuvą ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signatarus. Po mišių Kėdainių miesto Kauno gatvės kapinėse gėlių padėjimas ant Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Povilo Aksomaičio kapo. Kėdainių kultūros centre 14 val. Kėdainių mėgėjų meno kolektyvų koncertas Gimė laisvi. Renginiai organizuojami Daugiakultūriame centre. Kovo 10 dieną šeštadienį 14 val. Daugiakultūriame centre vyks Aušros Palauskienės iš Jurbarko kūrybinių darbų pristatymas. Aušros papuošalai.